Bet kodėl man taip stengiasi padėti? Tikri draugai visada ateina į pagalbą, kai to mažiausiai tikės. Įdomus ėjimas. Tavo žirgas atsirado lyg iš niekur ir sukėlė didelį pavojų mano valdovai. Viskas aišku! Žmogžudystė! Jūs atminėtis viskas, ką jūs sakysite. Galit ir bus. Negalite manęs suimti už tai! Aš negaliu sėsti kaliuose! Nepadėkit manęs į jaką! Aš nežinau, vis kitaip padėjau prieš atminėtis. Pareiga atlikta. Laukiu pietus. Nukirtau, matai, kad žinosi, kaip prasidėt su manim. Pagaliau nukirtau. Kas čia? Ne tavo figūra, matai, va. Nukirtai vieną mano figūrą, bet kiek savų tu paukoji. Bet vis tiek nukirtau. Matai. Karolis čia. Kaip supranti, kas yra grožis? Suprantu, būna gražus žmonės ir nelabai. Ir viskas? O kaip tu supranti vidinį žmogus grožį? Vidinė? Matai šią gėlę? Žmogau, čia ne gėlė, bet jį žydų. Seni, tu čia kažką klėti. Jis neturi žiedų ir ar jas neturėtų puošti kambarę? Mano manimu jos įpuošia. Na, dėl skonio nesiginčia. Dėl skonio keičiamasi daugiausiai. Neapsimetinėk, kad nesupratai, ką aš tau norėjau pasakyti. Tu kaip mano mama. Aš turėjau omenyje, jog visi matome grožį skirtingose dalykuose. Vienam žmogus gražus, nu kitam ne. Vienam gal drabužis gražus, o tam gal jis tiesiog nepatinka. Ir viskas žmonės vertini pagal išvaizdą? O tai pagal ką aš turėčiau vertinti? Tu turėtum imti ieškoti grožio. Ieškoti? Kur man jo ieškoti? Visur, viskame aplinkoje, žmonėse, kurie tave supa. Apie ką dabar galvoji? Tai apie žmonės. Apie tai, kokie mes visi skirtingi. Mes visi galvojame skirtingai, mes visi elgiame skirtingai, kalbame. Vienų elgesys būna geras, kitų ne. Tiesiog, aišku, malonu bendrauti su... Ne tai, kad malonu patinka bendrauti su gražiais žmonėmis. Bet kartais tiesiog jie labai erzina. Ko šipsaisi? Galbūt, jeigu visas gėlės augtų aukštyn kojom, žmonės pradėtų ieškoti grožio giliau. Ar matai tą merginą, kuri dabar permintuoja tavo ranką? Matau. Ar pažįsti ją? Taip, man rodos, čia mano klasiokė Emilija. Ką manai apie ją? Tokia paprasta, nieko neišsiskirianti. Graži. Matai, mes žmonės visat matome tai, ką norime matyti. Girdime tai, ką norime girdėti. Ir vis dar žaidžiam tą patį, jau seniai pradėjusi nusibosti žaidimą. Visą žaidžiame patys savo. Ir stumdome figūras taip, kaip norime. Nieko nepasibėdame aplinkui. Žmonių, kuriems mes iš tikrųjų rūpim. Žmonių, kurie mums rūpim. Man rodos, aš supratau. Tu žinai, kaip ten tose filmuose būna, kur žmogus patenka į komą ir supranta viską, ką reikia. Aš dabar jums viską paaiškinsiu. Aš jums išpasakosiu žmonės. Aš dar tikrai negaliu mirti. Aš dar daug ko turiu atsiprašyti. Aš dar daug ką turiu nuveikti. Tikrai. Šachas ir matas. Kaip tai?
Nekovojam už tave, bet jie nekovosiu už juos kantrybę išsek. Kaip tai išės? Tu pasižiūrėk, taigi, daktarai dėl manęs kovoja, jie stengiasi, dar mano laikas nei... Dar aš negaliu mirti, tikrai. Gyvenimas kaip šachmatų partija. Ačiū Dievui, mano gyvenimas nėra šachmatų partija. Mane užtiso visi jūsų šitie žaidimai. Ir tai tik sapnas kažkoks paprastas. Taip niekad nebūna. Žinai, Karoli, iš šito mūsų žaidimo galima daug ko pasimokyti. Pasimokyti ko pasimokyti? Visi šitie žmonės keisti, jie neklauso savęs, jie maištauja prieš save pačius. Jie blaškosi ir pakliūna į voratinklį, iš kurio nebegali ištrūkti. O jų gyvenimas teka toliau, ramiai kaip upė. Tu klausai savęs ramiai kaip upė? Tik tiek gali ir pasakyti apie gyvenimą kaip upė. Tu čia tikrai kažkaip nusišneki. Taip nebūna, niekad. Kas yra tikras draugas? Niekada nesuprasi. Galbūt ne taip sunku išvardinti žmonės, kurie tau reiškia daug, bet beprotiškai sudėtinga įvardinti tuos, kuriems nors kažką reiškia tu. Ir taip yra tik dėl to, kad tu matai taip, kaip nori matyti. Bet gyvenime nutinka keisčiausių dalykų. Mes esame pėsti. Tik į priekį ir į priekį. Tikras grožis yra ne tai, ką galima nusiplauti pasibaigus dienai, o tai, ką turi, kai užmiegi ir kai prabundi. Ką? Mursis nori pasakyti, kad jūsų taisyklės nuobodžios. Jūs juokingi, prisigalvojate visokiausių taisyklių, nes nemokate žaisti. Tik jeigu net lietuvių kalbos gramatika išimtis gali turėti išimčių, tai ir gyvenimas gali. Aš visada palaikysiu, kol tai pabūsiu. Mėlėjai, mūsų laida artėja prie pabaigos. Ačiū, kad palaikėte, ačiū, kad balsavote. Na, o ką? Mes galime palinkėti tik stiprybės. Nenusimink, Karoli. Gyvenime visko būna. Žmonės gimsta ir miršta. Ateina ir išeina. Na, o jums, mėlėjai žiūrovai, sakome iki kitą kartą. Tuo pačiu kanalu, bet tuo pačiu metu. Žinai, Karoli, kiekvienas pėstininkas žaidžia savo šachmatų partiją. Tai kiekvienas pėstininkas yra karalius. Kiekvienas žmogus yra suaugęs, paauglys ir vaikas tuo pačiu metu. Kiekvienas yra ir išminčius ir kvailys. Kiekvienas turi savo tamsų vidinį pasaulį ir kiekvienas siekia svajonių. Jūs visai netikri, tai tik paprastas mano sapnas. Viso to neįvyko, to nebuvo, ne! Taip negalima nieko užbaigti! Tai povinių žaidimas paprastas! Žaidimas negalima! O siela kūno alkstančio dievaitė, kam tu blaškaisi gedulių plane? Skurdini brangiausia dvasios kraitį ir rūpinies vienišore puošnė. Kam tai buvo viešne trumpa amžė, buvai savo trapiai tiek ir žinodama, jog žemė pasiglemžia tai, kas įgyta per šimtus vargų.
visos lobiais, nemarais gyvena. Tasai niekingam laikui nevargau. Stiprėklis, kad galėtų pasigirti, jog tu sunaikinai net pačią mirtį. Stiprėk vis, kad galėtum pasigirti.